Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir Krepšinio namai Kaune. Labas, esu Rita Jasikevičienė, žiūrėkit Krepšinio pasaulį. Krepšinio pasaulyje. Fotografų ir minutę. Neturi. Turi. Man tėvas irgi dažnai liepdavo mėtyti krepšį, aš atsimenu, ruošiu, sėdžiu pamokas, o tėvas skaito laikraštį. Krepšininkas per metus uždirbs $5 milijonus. Tėvas į mane pažiūrėjo, sako, eitum kamalį pamėtyti, ką čia apsimeti, kad mokaisi. O sporte tu trauma. Sveiki gyvi, ištikimiausi mūsų programos žiūrovai. Kai kurie net parašė, stebime jūsų laidas nuo 1992. Mindaugas Švetkus. Tas būbnas senas, naujas, jaunas. Dar nuo pat pradžių grindė žaliosios mirties, kai dar buvo sporto halėje tribūnai. Tik tai mes truputį sutvarkėm ir dabar vis dar tarnauja. Būbnas kitaip skamba, kai Žalgiris pralaimi. Gal jisai šiek tiek tyliau skamba negu tada, kai laimi, bet svarbiausia, kad būtų kova aikštelėje. Žalgiris šią savaitę žaidė 2 Eurolygos rungtynes. Pirmiausia, 77-83. Jie Prancūzijoje pralaimėjo Paris komandai. Ne vienas žalgirietis yra buvęs Eifelio bokšte ir didinga triumfo arka džiaugiasi. Tai svetima jų legionieriams, ypač tik ką atskridusiems iš NBA ir blankiai žaidžiantiems Eurolygoje. Dabar jau ir prieš naujokę Prancūzijos Paris Basketball komandą. Legionieriai, pirmiausia Arno Butkevičiaus ir kitų lietuvių įkvėpti, turi dantimis ir nagais siekti pergalės. Tačiau, kai dar neišpakavus naujos brangiai sumokėtos prekės, jis su epitetais yra giriama, nieko gero iš kai kurių legionierių žaidėjų. Sunku dar garantiniu laiku pripažinti, kad jau prasti reikalai, ypač kankinantis žalgiriečiams prie 3 taškų linijos ir traukiant komandą žemyn. Gal lapkričio 13 kalta, kad 13 iš eilės tolimų metimų skriejo pro šalį ir nesigynė mūsiškiai taip, kaip moka ir gali. Treneriai žinojo, kad Paris komandos vyrukai yra labai greiti, nepavėjami, kodėl nebuvo iš anksto namuose sukurti jiems spąstai, kad nesugebėtų jie maustyti priešininkų kiekviename aikštelės metre. Treneriai vis kažko laukė. Nekeitė žaidimo ritmo, stiliaus, neišleido tų, kuriems tą vakarą geriau sekėsi. Tik laikrodžiams skaičiuojant Prancūzijoje paskutinės rungtynių minutes ir kauniečiams atsiliekant, pradėtas šeimininkų spaudimas, kuris vos neprisidėjo prie dar vieno Žalgirio stebuklo. Deja, šaukštai po pietų 77-83. Antras kauniečių pralaimėjimas iš eilės ir Paryžiaus naujokų triumfas Eurolygoje. Taip Žalgiris žaidė prieš 25 metus. Sekasi Žalgiriui ar ne, tačiau 15 000 žiūrovų visada palaiko savo mylimą komandą. Kauniečiai, ta prasme, kad kas ir bebūtų, ar laimėtų, ar praloštų, jie vis tiek palaikys Žalgirį. Vilnius, Arminas Beniušis, Žalgiris. Klaipėda, Valdas už Žalgirį. Dėl to, kad Lietuvos širdis yra Kaunas. Žalgiris yra Žalgiris. Taip. Žalia balta, ei! Ei! Žalia balta, ei! Ei! Žalia balta, ei! Europos taurės maratone nepasisekė Rumunijoje Panevėžio Lietkabeliui, kuris 93-100 pralaimėjo Ugansa komandai. Klužo Napokos U-Banka Transilvanija žaidėjų pergalės 7 taškais prieš Panevėžio komandą yra apgaulinga žaidimo prasme. Negalima nutylėti, kad Rumunijoje Lietkabelis buvo minkštas ir trupėjo, kaip pavasarį aižėjantis Nevėžio ledas. Šį kartą ne ant kranto, o ant savo parketo išdidžiai ir jautėsi baltieji. Atrodė, kad niekas neišgelbės ir vis gilin nyrančių -20, 25, 27 niekas negalėjo suprasti, kas darosi su visada kovingais panevėžiečiais, kurie ne tik klydo, buvo netaiklus, bet ir bedvasiai gynėsi.
Gaila ir liūdna buvo stebėti tokį vaizdelį net 3 kėlinius. Nenadas Čianakas, tikriausiai norėdamas pažadinti iš letargo Lietkabelį, nesusivaldė ir buvo išvarytas iš arenos. Po kelių minučių, kai persirinkimo kambaryje panevėžiečių strategas pasimeldė, nes skirtumas vienu metu siekęs net 27 taškus, pradėjo greitai keistis. Visi, kurie pelnė taškus, yra šaunus, bet didžiausio vertinimo yra vertas panevėžietis Mantas Rupštavičius. Per 26 minutės pelnė 25 taškus ir surinko 27 naudingumo balus. Jų Kalaizakio, Kavliaro pelnytais taškais prie šeimininkų atsakų priartėjo 90-94. Tačiau daugiau padaryti Lietkabeliui pritrūko ir laiko, ir meistriškumo. 93-100. Rezultatas nėra tragiškas, bet žaidimas apgailėtinas. Dar viena Lietuvos komanda žaidžianti dėl Europos taurės Vilniaus Wolves. Namuose 88-83 nugalėjo Dolomit Energiją iš Italijos. Stebuklingai ir skaudžiai vilniečių vilkas Trešonas Turmanas įkando Dolomitą, itališką uolieną. Kad ar būtų efektingiau ir geriau, amerikietis legionierius įdėjo ir iš viršaus į atvykėlių krepšį. Bet italai prieš vilkus nebuvo drebantis, kokiu būdavo prieš Panevėžio Lietkabelį, kurio vis nenukirsdavo. Dabar Dolomiti Energija ne tik Italijos čempionato pirmūnė, bet ir savo Europos taurės grupėje yra kieta. Italai turi ir Eigirdą Žukauską, 2 sezonus buvusi Vilniaus vilką, kuris su naujais draugais įrodė, ko yra vertas. Mūsiškis Vilniaus komandos krepšyje paliko daugiausiai 21 tašką. Miklaus ir tikslus yra visi internacionalinės Eigirdo komandos žaidėjai, kurie varė į neviltį vilniečių strategą italą Aleksandro Magro. Dolomiti Energija neturi gerų vietinių žaidėjų, tačiau džiaugiasi ir didžiuojasi legionieriais, kurie ne tik šeimininkams nenusileido, bet ir turėjo +9 taškus. Kažin kokia būtų vilkams vilnietiška vakarienė, jeigu ne sostinės legionierius Andrių Andriusas svarbiausių metų atidaręs savo tolimąją artileriją, paskui su svečiais pasikeisdamas ir taikliais dvitaškiais. Jeigu nebebaimis Andriusas ir kiti sostinės kitataučiai, Wolves nebūtų laimėjęs. Lietuviai kažkodėl ne tik baudų neįmeta, bet ir klysta gynybos labirintuose. Sveikiname su pasiekta pergale 88-83, tačiau ar pavyks vilniečiams laimėti Italijos šiaurėje prieš Trento krepšinio komandą? Šiandien niekas negali atsakyti, net patys šio įvyko dalyviai, juk atsitiktinumas, o ne įprastas dalykas yra pataikyti iš aikštės vidurio. Pagaliau ir Vilniaus Rytas, rungtyniaujantis FIBA čempionų lygoje, laimė ne tik namuose, bet ir Vengrijoje. Su pergale vilniečiai. Sambatėjaus Falko, geltona saulės spalva krepšinio aikštelėje ir už jos tarytum praneša: Lietuvos Rytas nušvito Vengrijoje. Iš pradžių taip ir buvo. Juodieji be žvalgybos matė, kur yra šeimininkų krepšinio lankas, kur ir kaip skraido kamuolys. Jeigu pirmąjį laiptelį vilniečiai įveikė 6 pakopomis aukščiau, bet po antrojo taip pat 6 jau buvo nusileidę žemyn. Trečiajame kėlinyje fiziškai stiprus ir taiklus vengrų žaidėjai sugebėjo pakilti 12 pakopų aukščiau už Rytą, kuris ir lemiamą 4 atkarpą pradėjo atsilikdamas 4 taškais. Lietuvos krepšinio lygos lyderiai, užsigrūdinę prieš Žalgirį ir Vilkus, seniausiame tik apie 80 000 gyventojų turinčiame Sambatėjuje, ir vakare išlaikė viltingą sėkmės spindulį, vedantį link laimėjimo. Įdomi, atkakli ir permaininga dvikova per 40 minučių pasibaigė lygiosiomis 68-68. Per pridėtas 5 minutės ryškiai nušvito Ryto pergalė, įtikinančią 10 taškų persvarą. Laimingas strategas Giedrius Žibėnas dėkingas visiems žaidėjams. 5 iš jų pakviesti į Lietuvos nacionalinę vyrų rinktinę. Tačiau 2 savo krepšininkams Stevanas Enochas
pelnė 23 taškus, atkovojo 16 kamuolių ir įsirašė 24 naudingumo balus. Lygiavertis legionieriui buvo šaunusis Gytis Radzevičius, 16 taškų, 10 kamuolių, 23 efektyvumo balai. Pagaliau vilniečiai įveikė svetimų salių prakeiksmą. Gal pagaliau Rytui atsivers duris į Čempionų lygos lemiamą etapą. Sėkmės vilniečiai! Penktadienį Žalgirio arenoje įvyko principinė Kauniečių ir Fenerbahčė komandos, kuriai vadovauja Šarūnas Jasikevičius ir Tomas Masiulis dvikova. Liūdna, bet faktas, svečiai laimėjo. Sveikinu mūsų žaidėjus. Rungtynių pradžioje nesupratome, kaip norime gintis. Antras kėlinys mums buvo įspūdingas. Nežinau, kas nutiko per pertrauką. Grįžome minkšti, negalima taip žaisti šioje arenoje. Turime būti labai laimingi, kad laimėjome čia. Esame pirma ekipa, kuri šiame sezone šventė pergalę Kaune. Antras kėlinys, manau, šiandien buvo blogiausias, kaip Paryžiui vienas, sakykime, kažkoks atkarpa. Nulėmė šiandien buvo antras prastas kėlinys ir, aišku, puolimas, visiškai vieneris išmušė iš visų ir privertė jaustis nepatogiai. Tikrai nenuleidžiam galvos ir kovojam, bet tą jau matėm ir prieš tai. Kitas dalykas, mūsų ta didžiausia problema dabar yra, kad mes kažkokiu rungtynių metu krentam į duobę ir iš jo sunkiai lipam arba nesustabdom to savo prasto žaidimo ir prasileidžiam stiprią atkarpą. Nepamirškim ir žaidžiam prieš komandas, kurios ruošiasi ir atima stipriasias pusės. Sveikinimai Fenerbahčė, jie laimėjo fiziškas sunkias rungtynes. Antras kėlinys mums kainavo rungtynes. Sunkiai stengiamės grįžti, turėjome puikų trečią ketvirtį, bet kai sumažinome deficitą iki 5 taškų, buvo keli blogi sprendimai, po kurių sekė svarbus Nigelo taškai. Taip pat ir Guduričius pataikė, o visa tai mums kainavo mačą. Visi pikti, kai pralaimė. Ir čia ko džiaugtis, nesmagu, 3 pralaimėjai. Blogai. Šiandien kažkiek jautėsi tikrai, kad mes per daug norėjom po vieną spręsties. Tai turi būti pasitikėjimas komandos draugais, turi būti savalaikiai perdavimai. Geriau galbūt mes pralaimėkime dalindamėsi kamuolį ir pramesdami laisvus metimus, negu bandydami žaisti po vieną. Eurolygos mastu turėtų būti elitinis taškų rinkėjas, ane? Ir sakau, jam nėra gana sunku, vis tiek Žalgiris jau kažkiek tai turi sistemą, galvojant apie Francisko, ne? Kad kažkiek tai jam jau duoda laisvę žaisti 1-1, nes ko gero tai yra geriausia jo dalis. Tai įvesti dar šalia jo Lonnie Walkerį, nemanau, kad yra kažkoks labai didelis adjustmentas. Kur tos lubos tikrai nežinau, kad potencialo žaidėjas turi, tai tikrai matosi. Turiu stengtis, kad visi labiau pajustų ritmą. Atlikau tritaškį likus minutiai, tad galbūt reikėjo būti agresyviam. Tiesiog turiu būti atsakingesnis gynyboje, o puolime po prasiveržimų daugiau numesti perdavimą, o ne bandyti pelnyti taškus. Jūs matot, tikrai nenuleidžiam galvos ir kovojam, bet mūsų ta didžiausia problema dabar yra, kad mes kažkokiu rungtynių metu krentam į duobę ir prasileidžiam stiprią atkarpą. Čia tai šiaip nei karto rungtynėse prieš tai nebuvusi, tai tikrai, aš manau, 90 metų gražiai šventė ir ją labai visi šeimoje mylim, labai rūpestinga ir jinai tikrai palaiko mane, visą laiką žiūri rungtynės. Senelis dėl kol buvo, tai irgi didžiulis fanas buvo, tai tikrai labai smagu jai padaryti tokias laikmeną, tikrai matys, kad labai patenkinta ir ačiū žiūrovam, kad irgi taip šiltai sureagavo, tai labai smagu. Po pertraukėlės vėl susitiksime krepšinio pasaulyje. Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir Krepšinio namai Kaune. Sibet – lošimo automatai. Ruletė – lažybos – stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
krepšinio pasaulyje. Tęsime laidą ir mūsų išskirtinį interviu su Rimu Kurtinaičiu, kurį jis davė tada, kol dar nebuvo apsisprendęs, ar taps rinktinės vyriausiojo treneriu. Todėl kalbėjo filosofiškai. Niekam nesu našta gyvenime, jeigu yra kažkokia situacija konfliktinė, stengiuosi apsisukti ir išvengti. Reikia dirbti. Aš pamenu, kai dirbau kūno kultūros ir sporto departamente ir atėjo į valdžią Brazauskas. Brazauskas buvo LDDP, sakysim, komunistų partijos lyderis savo metu, ne? O aš, nors ne partinis, bet kažkaip su konservatoriais. Brazauskas tada atėjo nuo LDDP, o aš buvau kūno kultūros ir sporto departamentas nuo konservatorių. Kadangi pasikeitė valdžia ir automatiškai keičiasi, reiškia, ministrai, tai sakau, jums greičiausiai nepatiks, kas aš nebalsuoju už LDDP, aš esu prie konservatorių. Man pasakykit, ar aš tinku dirbti toliau šitą darbą, ar netinku. Aš galėjau, kaip B kategorijos, reiškia, valdininkas, galėjau būti dar 4 metus, gal dar 10, nežinau, kas politikoje dažnai ir būna, bet aš nenoriu būti našta, sako jis taip. Sako, į šitą vietą mes norim savo partijos žmogų, yra natūralu ir sako, tu už mus nebalsuosi, nebalsuosiu. Sako, dirbk, kaip tu dirbi, man tinka, nes aš buvau prezidentas, tu buvai darbuotojas, viskas su mumi labai gerai, bet sako, supras, tai yra politinė pozicija. Taip, supratau, ačiū, už savaitės aš išėjau. Ką norėjau pasakyti, kad niekam nebūnu našta. Rimo Kurtinaičio ir jo vadovavimas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės lapkričio 21-ąją laukia pirmasis išbandymas Šiaurės Makedonijoje dėl teisės žaisti Europos krepšinio čempionate. Lietuvos moterų rinktinė vadovaujama Rimanto Grigo jau sužaidė šiais metais paskutinės atrankos rungtynes į Europos čempionatą ir sutriuškino Azerbaidžano rinktinę. Principas ir buvo, kad raktas į pergalę, tai pagrindinai tai buvo agresyvi gynyba ir greitas puolimas. Rezultatas yra plus beveik 60, tai bandėm kuo daugiau laimėti, aišku, galėjom laimėti dar daugiau, jeigu būtume kokią kitą strategiją pasirinkę, bet esam patenkintus rezultatų. Tie taškai labai reikalingi, kiekvienas pliusas yra didelė pagalba ateityje gal ir į patekimą į finalą. Tai visos komandos mūsų grupiai bando Azerbaidžaną aplošti kuo daugiau ir turėti pliusų ir minusų santykį geresnį. Šiandien gerai ėjos, prieš tokią jų gynybą, tą kiaurą tokią zoną, tai nebuvo kažkokių ir sunkių metimų. Yra komanda pajėgi, jeigu mes demonstruosim šitokį žaidimą ir dar kilsim aukštyn, tai rezultatas gali būti teigiamas. O dabar apie Lietuvos krepšinio komandą. Tiksliau, apie Utenos Juventus. Su šios ekipos vadovu, klubo vadovu Eimantu Skersiu per porą savaičių mes susitikome prie mikrofono 2 kartus. Pirmiausia, kai vyriausiai treneris dar dirbo Vytautas Buzas. Darbo turim tikrai labai daug. Naujas treneris, jaunas, aš manau, kad labai perspektyvus treneris, tikrai labai žingeidus, labai daug investuojantis į savo tobulėjimą, į savo įgūdžių gerinimą, kaip trenerių įgūdžių gerinimą. Praktiškai iš pagrindų surinkta nauja komanda, tai faktas, kad ne viskas klojasi taip sklandžiai, kaip norėtųsi. O po to jau, kaip paskirtas naujasis Kęstutis Kemzūra. 5 pralaimėjimai iš eilės, pametėm tą kelią, į kurį norėjome eiti. Matėm, kad situacija komplikuojasi ir nesinorėjo laukti, kol jinai susikomplikuos dar labiau. Tai todėl ir buvo toks priimtas sprendimas. Mums yra garbė, kad tokio kalibro treneris kaip Kęstutis Kemzūra sutiko prisijungti prie mūsų komandos. Tai yra didžiulis vardas Lietuvos krepšinyje. Tikrai vienas turbūt dabar garsiausių trenerių Lietuvoje, kuris buvo be darbo. Labai džiaugiuosi, kad jis atvyko į Uteną. Teko kelias dienas padiskutuoti, pakalbėti, paderinti sąlygas, bet didelių kažkokių problemų kviečiant nebuvo. Mes neatsisveikinom su senuoju visiškai, Vytas liko komandoje kaip trenerio asistentas, tai negali sakyti, kad tas atsisveikinimas kažkoks labai buvo, o kaip sutiko naujai dirbom.
dirbom daug, iš karto pirmos treniruotės, dirbom daug ilgai, įvedinėdami tam tikrus naujus dalykus, tai nežinau, čia nesutikimus mes dabar ruošiame, nesutikimai ir neatsisveikinimai mums galvoj dabar yra, kaip grįžti į pergalių kelią ir kaip pagerinti žaidimą. Pirmasis susitikimas naujajam treneriui, Kėdainiuose su Nevėžiu, sunku, lengva. Sunku be abejo, rezultatas rodo po 2 kėlinių, kad sunku, problemos tos, kurios buvo, tos ir liko, 48 praleisti taškai, tai yra ženkliai per daug nei turėtų būti. Kėdainiečiai išvydo permainingą Nevėžio ir Juventus dvikovą Karaliaus Mindaugo taurės turnyre. Žaidybinę iniciatyvą jaunų puikių legionierių traukimi laikė šeimininkai, vadovaujami labai karšto ir visada save deginančio ir trenerio Gedimino Petrausko. Kęstutis Kemzūra, kaip visada, atrodė šaltas ir nesinervinantis. Tačiau kas dėjosi jo širdyje ir galvoje, žino jis vienas. Gal dar nujautė šalia jo vis dar norintis padėti buvęs Juventus vyr-strategas Vytautas. O kai būna 2 auklės, sunku ne tik vaikams. Kėdainiečiai krepšininkai laimėjo 93-89. Koks buvo visų Nevėžio komandos žaidėjų, trenerių, vadovų džiaugsmas, nes pergalių šiame LKL sezone kėdainiečiai ir su žiburiu ieško, bet nesuranda. Sunkus ir nedėkingas vyriausiojo trenerio gyvenimas. Tačiau Jonas Kazlauskas gali ramiai švęsti. Lapkričio 21-ąją jam sukanka 70 metų. Sveikiname šaunųjį Žalgirio strategą, kuris su kauniečiais iškovojo Europos taurę ir tapo Eurolygos čempionu. Ilgų metų, mielas bičiuli. Turime jau atsisveikinti, tačiau ne visam laikui. Susitiksime lygiai po savaitės, sekmadienį. Iki pasimatymo. Cibet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.